Labą dieną, su jumis aš gidūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Tiek daug kalbėjau apie ašvagandą ir ieškojau netgi koreliacijos mūsų dumplainių, bet tai Hisaris omnifera, kaip išaiškino vaistininkai, šiek tiek kitoks porūšis ir tikroji migdomoji vitanija, dabar vadinama ašvaganda, atėjo ir į mūsų vaistinės ir labai plačiai yra naudojama. Ir aš norėjau pakalbėti ne tik tai, kas užrašyta informacinėme lapelį, ką visi žino, kad labai mažina stresą, tai yra adaptogenas, kuris prailgina gyvenimą, subalansuoja, padidina energingumą, gerina kognityvinės funkcijas, tą žino visi, kad ir gerina miego kokybę. Bet aš surinkau labai daug mokslinių straipsnių, kad priešvėžinės savybės ir artritą gydo, netgi reumatoidinį. Bet tarkite su vaistininkais, jie irgi su tuo supažindinti ir tarkite su vaistininkais kiekvieną kartą, kai norite vartot, nors tai yra maistinė žolė, jinai neturėtų kenkti, nes kiti savo vaikam duoda netgi kavą. Tai aš visada siūlau kavą duot, tai geriau ašvaganda, tai yra jos pagrindiniai veiksmingi komponentai, ką žiūrės iš gydytojų, tai yra tokie laktonai, vitamolidai, kurie panašus į ženšenio komponentų ženšenizidus. Bet ašvaganda neturi stimuliuojančio ir šildančio efekto kaip ženšenis, tai už tai vadinama indiškuoju ženšeniu ir kad to turi nepaprastai didelę gyvybinę potenciją, nes ajurvedoje tai yra rasajanos augalas, ar rasajana ilgo gyvenimo menas. Ir ten labai plačiai ištyrinėta, kaip atskiras proto savybės veikia. Bet aš remsiuosi tik mokslu, nes mokslinių straipsnių labai daug ir tikrai jau ne tik tai indai, bet Lietuvą pasiekė ir estų firmos, papildai dažniausiai parduodami vaistinėse, gal yra ir multimarketinguose, aš nežinau šito. Kur beįsigytumėt, žiūrėkit, kad tai būtų nurodytas visos savybės ir kontraindikacija, tik tai pagreitėjusi skydliaukės veikla. O vaistininkai dar pasakys, jeigu kartais su kažkuo tai nedera su vaistais, bet ašvaganda nebent su skydliaukės. Tai dabar, ką svarbu, labai pasakiau, nes kartais žmonės nepasižiūrė iki galo. Tai yra visžalis augalas, nakvyšų šeimos, artimuosiuose rytuose ir kai kur Afrikoje. Ir kaipgi tas augalas atėjo iki mūsų. Štai kad svarbiausias jauninantis augalas ajurvedoje. Ajurveda dabar ir New Meksikos valstijos mokslo centruose JAV, Vokietijoje, šveicarai labai ją domisi. Ir aš pakalbėsiu apie mažiau žinomas dalykus, o paskui apibendrinsiu ir žinomus, ką mūsų vaistininkai kognityvinius ir proto. Kad vitaferinas tai yra ir vienas iš pagrindinių komponentų sukelia vėžinių ląstelių apoptozę. Mechanizmas labai sudėtingas, neaiškinsiu, bet yra labai daug straipsnių. Aš visada sakau, jeigu aš pasakau kokį nors sakinį, tai peržiūriu 20 mažiausia mokslinių straipsnių. Tik tada gali žmogui pasakyti, kad sukelia vėžinių ląstelių žūtį. Ir yra visas mechanizmas, kaip jis tą daro. Ir dar metastazės gaunasi ir vėžys auga tada, kai aprūpinamas kraujagyslių tinklu, taigi stabdo vėžinių ląstelių angiogenezę. Labai sudėtingas mokslinis straipsnis ir tikrai, kas norės, jeigu onkologai pasižiūrėti, ar duot ar neduot, jie neturėtų remtis vien mano paskaita, jie turėtų pasiskaityti tos mokslinius straipsnius. O kodėl aš dabar dėstau, juk mane žiūrės ne onkologai, o dėl to, kad kas tokius dalykus kaip angiogenezė ar vėžinių ląstelių mirtį, apoptozę, žūtį, tai yra, kaip sakyt, prevencija. Mesgi kartais galbūt pirmos stadijos vėžiu kelis kart per gyvenimą persergam, to net nežinom. Ir visi prieskoniai
Aš jau apie prieskonius daug kalbėjau, moksliniai straipsniai ciberžolė, mūsų kmynai, kardamonas. Kardamonas dar labiau dabar negu ciberžolė vertinamas. Ir muskato riešutas, netgi imberas turi priešvėžinių savybių. Bet ašvaganda ypač stiprios, ypač stiprios. Ir dar kitas, kas neužrašyta informacinėme lapelėje, tai yra artritas. Tiek reumatoidinis, tai autoimuninė liga, tiek osteoartritas. Ir va čia jūs patys galite matyti duomenų bazės peržiūrėjęs, ir yra PubMed duomenų bazė. Ir ten yra daug mokslinių straipsnių, ir jūs pasiskaitykite ir galite drąsiai vartoti, juo labiau, kad tai dabar labai didelis susidomėjimas visais fitoptogenais. Ir dauguma jaunų vaistininkų ir vyresnių, negaliu čia pasakyti, kurie labiau domisi, tiesiog norėdami žmonėm padėti, patys tyrinėjasi, patys vartoja. Aš tai labai seniai, dar buvo Lytais, dar būdavo Maksimoje, niekas nežinojo, būdavo ta ašvaganda ir ten nelabai užrašytas nesveikatingumo teiginiams, netgi nebuvo Europos Sąjungos reglamento, jis išėjo daug vėliau, po 2000 metų, čia kokių 2005 ar 2008, aš dabar ir neatsimenu. O tada tiesiog buvo, kad ašvaganda ir viskas. Ir sakydavo, kodėl tu perki, jau čia 3 kart brangiau negu, sakysim, degtinės butelis, ką čia gero to taip duoda. O aš tada tuo metu iš ajurvedos tik žinojau ir žinojau, kad jinai nekenkia. Nu, ajurveda tai rašo, kad visiškai nekenkia, o informaciniam lapelį, kad skatina skydliaukės veiklą. Bet aš tik tai kartą esu dariusi hormonus, mano normalūs, bet link sulėtėjimo. Bet aš jau daug vėliau dariau, negu vartojau tą. Tai man turėjo pagreitinti tą skydliaukės veiklą, tai gal ir gerai, kad vartojau, nes man nieko nereikia, skydliaukės veika, bet arčiau tos sulėtėjusios. Tai va, galima ašvagandos nauda sveikatai, čia iš visų mokslinių straipsnių ir ne tik ES informacinis lapelis šiek tiek kitaip, bet aš apibendrinau. Tai pirmiausia, visur kalbama, kad gali padėti sumažinti stresą ir nerimą. Juk žinot, stresas, nerimas tai parasimpatinė nervų sistema ir vagus nervas. Ir tada geriau skiriasi tulžis, veikia geriau skrandis ir žarnynas. Tai jeigu mažina stresą ir nerimą, tai saugo nuo daugelio lėtinių neinfekcinių ligų, kurių pagrindas mūsų parasimpatinės nervų sistemos sąstingis, kai vyrauja simpatinė nervų sistema ir labai daug skiriasi kortizolio ir tai išreguliuoja endokrininę sistemą ir labai daug bėdų atsiranda. Taigi, kai parasimpatinė nervų sistema tvarkoje, tada gera miego kokybė bei kiekybė. Miegas geriausias gydytojas. Tokia ir gilaus miego, ir negilaus miego, abi fazės gerai veikia. Gerina smegenų funkciją ir atmintį. GABA receptorius. Jūs žinot, kad neurotransmiteriai GABA ir glutamatas. Tai GABA labai gerai raminantis poveikis. Nors kaip nekeista, ašvaganda tai yra daug žvalesni žmonės jaučiasi. Uždegimą ir oksidacinį stresą mažina. Oksidacinis stresas lėtina senėjimą, daugelių rimtų ligų priežastis. Sumažino kortizolio kiekį. Tai čia prie streso. Galima sportininkam, nes raumenų tokia ištvermė didina. Šiaip imunitetą stiprina. Nesaugu vartoti, paprasčiausiai neištirta nei čiom maitinančiom ir nevartokit raminamuosius, nes jeigu jau vartojat ir čia ramina. Ir turintiems smarkiai padidėjusi skydliaukės aktyvumą. Apie rausvąją radiolę esu dariusi, bet dar padarysim. Laukiu kitų mano video. Būtinai pasitarkite su vaistininkais. Jie tikrai praėjo dabar daug kursų, jie daug papasako. Kas mėgsta labai gerai įsigilinti, užsidėkit žodį ašvaganda, Vithanija somnifera ir tikrai, kas galit prieiti ne per Google prie duomenų bazių, yra PubMed, Elsevier, duomenų bazės prieinamos, bet ne visi straipsniai irgi duodami. Bet kas dirba universitetuose, esate studentai, tai prieikite prie tų duomenų bazių mokslinių ir pasinagrinėkit, nes tai labai svarbu, nes pas mus irgi studentai labai didelė įtampa, daug kas papildomai dar dirba. Ir va tokios žolės leis sumažinti stresą, nemigą, gerai išsimiegoti ir palaikyti parasimpatinės sistemos normalią veiklą, kad nuo jaunystės nebūtų sužlugdyta jūsų sistema. Tai va, tas, kuris nori parūkyti truputį žolės, tai geriau tegu vartoja ašvagandą, čia jaunimui. O vyresniem irgi tai geras
sveikatos palaikymo būdas senatvėje. Būkite sveiki, aš su jumis atsisveikinu, išjungiu video, čia kažkodėl, matyt, turiu dar gerų žodžių pasakyti, norėdama išjungti tą video, nustoju dalintis, visiems linkiu laimės.